O taip atrodo įėjimas dar. Įjungiam mano super prožiką. Ką, kambarių labai daug. 9 suskaičiavau. Va, kambarys. Jam toliau. Čia sandėliukas po laiptais. Sandėliukas. Tada čia aukštom lubom pastatai yra senoviniai. Senovinio tipo. Pečius koklinis. Čia kambarys. Storų sienų. Labai gera šilumos izoliacija iš tikrųjų. Storos sienos. Taip. Einam toliau. Šičia gamybinė tokia patalpa buvusi. Čia va kokie. Aha. Visokie daiktai. Didelė patalpa, salė tokia. Taip, čia va labai įdomybės parodysiu. Čia patrauksiu tas lentas. Štai čia yra toksai kaip garažiukas su didelėm durim iš kiemo pusės. Čia galima įeiti iš kiemo pusės. Galiu parodyti. Čia va matosi kiemas. Tas pats, kur buvom kieme. Ne? Tai šičia dar toks didžiulis aparatas yra, metalinis. Čia siuvykla buvo, sijonus gamindavo. Karšykla, kaip jie čia vadina. Tai va. Gamybinės patalpos. Ir šulinys. Šulinys yra viduje pastato. Va. Vandens yra, viskas ten čiki. Tai va toks tas pirmas aukštas. Va čia, kaip suprantu, būdavo tas velenas, jisai suka šitą. Jis tada ten suka. Suka šičia. Ir tada va šičia va būdavo dar aparatai prijungti. Va čia varžtai tik tais likę. Tai čia taip būdavo gamyba. Vykdavo. Tai va, einam toliau. O dar čia kokie aparatai. O kepurė kokia. Taip, einam į antrą aukštą, pirmą aukštą pažiūrėjome. Einam toliau. Čia senelė, pečius čia buvo pajungtas metalinis, bet čia kažkas bomžai gal pavogė. Čia buvo, jeigu sakė, bomžai įsimetę, tai užlopė įėjimus. Tai va, tokias va, langas, sienos va. Ten palėpęs kambariukas. Va toks va. Einam toliau. Ir čia kambariukas. Su pečium va. Vaizdas čia va, į gatvę.
skylė kaminė, kaip suprantu, čia galima pasijungti pečiuką. Taip, palėpė. Ne palėpė, tiksliau čia, kambarys antram aukštą. Taip. Toliau. Čia visokių žurnalų, senų laikraščių pilna. Čia bitės, kaip suprantu, augindavo. Bitėms. Kam čia padarytas tas sietka? Gal nuo pacų? Nežinau. Taip, eikime toliau. Kita pusė. Kita pusė, va taip atrodo. Va, skarda. Ten šiferis. Taip. Čia virtuvėlė kažkokia buvusi. Virtuvėlė. Ką, einam čia toliau. Kaip čia šilda. Skardinis stogas. Va, kiemas matosi. Puikus vaizdas. Man čia patinka, kad grindys niekur nesupuoja, perdangos geros, kokybiškos, sienos storos. Nu, senovinis pastatas. Man primena Pakruojo dvarą. Tai kad be remonto. Nu, šitą kambarį apžiūrėjom. Toliau. Palėpė. Nu, čia apžiūrėjom, čia buvom. Kaip ir visur pabuvojom. Ten kažkoks yra liukas ant aukšto lipti, bet mes ten nelipsim, nes nėra kaip. Tai va. Nu ką, einam mes toliau. Parodysiu, kur yra upė. Išjungiu jau prožektorių. Parduodamas senovinis pastatas Karšykla. Neįtrauktas į saugomų pastatų sąrašą. Tai nėra kultūros paveldo. Gali daryti renovaciją, ką norit, ne? 313 kvadratų berods šitas pastatas. Plius dar ūkiniai ten visą kitą. Einam parodysiu, kas čia yra. 38 arai yra valda žemės. Einam žiūrėti. Taip. Čia yra kiemas. Įėjimas taip pat yra ir iš gatvės, parodysiu. Senoviniai tokie pastatai. 1802 metų. Tai va, jeigu tą tinką nulupti, tai tokie gražios akmeninės sienos gaunasi. Va, kaip matot, iš akmens. Tai va, stogas. Šičia tai griuvėsiai, bet, nu, čia kiekvienas gali pasidaryti pagal savo fantaziją, kaip jie nori. Va, toks va kiemas. Ir sklypas. Kvadrato formos ir visas senais dideliais medžiais aplinkui, panašiai kaip dvaro sodyba būna. Kažkas tokio, bet čia yra ne dvaras, čia gamybinės patalpos buvę.
karšykla. Tai čia sijonus siūdavo, ten aparatai, ten tokie yra viduje dar. Nu, čia va, ūkiniai pastatai, kaip atrodo ūkiniai. Eisime į vidų, palaukite dar gale video, eisime į vidų. Va, ūkinis. Stogas geras, kardinis. Šitas vagonėlis kažkoks. Obuoliai skanus. O medžiai kokie didžiuliai ten. Gale video parodysiu iš drono. Galėsite pamatyti aplinkui, kaip čia kas atrodo. Iš viršaus. 100 metrų upė Muša. O čia per kelią iškart nueini. Upė. Tai va. Visą tai gali būti jūsų vos už 19 000. Čia Pakruojo rajonas. Taip. Va, Joniškėlis 8. Einam į vidų. Va. Taip. Parodys, upė yra. Čia va mato tuo, šį čia dar priklauso vietovė, va, kokie susisiekimo kilometrai. 7 link Linkuvos. Ir čia. Raudonpamušis. Raudonpamušio kaimas 4 adresas šito objekto yra. Upė Muša. Va. 100 metrų koks iki upės. Va. O, gervė. Gervė skrenda. Va. Čia upė. O, balta gervė. Vau. Žiūrėkit. Vau. Geras. Nu, gražu, gražu, čia faina. Ką, einam atgal. Tai skambinkit, atvažiuokit apžiūrėti. Dėl apžiūros derinkite, suderinsim raktus jums, kad įeiti į vidų. Apsižiūrėsite, gal turite idėjų kokių, ką čia padaryti. Čia galima padaryti labai gerą traukos objektą. Nu, kiekvieno fantazijai, aišku. Man atrodo, kad už tokią kainą, tokį, kaip sakant, paveldą nusipirkti yra labai gerai. Kur jis nėra įtrauktas į kultūros paveldą, įsivaizduojat, kaip gerai. Tai reiškia, kad galite daryti renovacijas įprastu būdu, kaip jūs norite. Tai va. Tai laukite, žiūrėkite toliau drono video.